Taigi, sveiki vaikučiai. Šiandien mes su škotų terjerų grūviu ieškosime avinų spirų. Nors šiandien šviežiai pasnigę ir -2 ar 3, sniegas nelipnus. Nors grūvis yra paruoštas, yra aprengtas tinkamai. Štai jis dabar bando surasti, bando ieškoti spirų. Kur jos yra? Kur jos yra? Sunku pasakyti. Bet oslė savo padarys. Manau, galų gale jisai suras. Jis yra spirų ieškotojų čempionas. Jis suranda daugiausiai. Matote, kaip žolė giliai po sniegu. 30 cm kažkur gylis. Bet nepasiduos šitas škotų terjeras. Jis ieškos iki pabaigos. Matote, koks jis juodas, koks jis pastebimas baltame fone. Kaip raidės knygoje parašytos juodu rašalu. Taip jis ant sniego ieško juodų spirų, bet jos yra po sniegu. Visiškai nesimato, bet mes ieškome ir nenuleidžiame kojų ir rankų. Na taip, čia kalbu aš ne apie save, o apie šį mažą sutvėrimą, kuris yra aprengtas kaip koks partizanas. Visiškai nepastebimos jo kojos, mina gilų sniegą ir jo oslė ieško to, ko mes ieškome. Mes dar nežinome, ko mes ieškome, bet mes ieškome ir galų gale bandysime surasti. O vaizdai, pažiūrėkite, kokie vaizdai. Mes randamės Velso karalystėje. Velso karalystė, kur žmonės kalba vikingų kalba. Nieko neišeina suprasti. Bet mes patenkinti. Nieks mums nelenda į širdį čia. Taigi mes tęsėme paieškas. O, iš tiesų pradėjo šaudyti. Yra nerimas, ką daryti. Jau mintis visiškai nepeieškojama. Mintis kaip greičiau sugrįžti namo ir suvalgyti savo pusrytį. Ką mes ir padarysime, grūviai! Ką mes ir padarysime, bėgame namo! Grūviai, bėgame namo!